O kiek laiko jau jinai užsiema mankštomis su jumis? Jinai susirga 3,5 metų, tai pas ją, kas dabar, yra encefalitas prieš MDA receptorius, tai reiškia, kad pats organizmas sugalvojo, kad reikia uždegimą. Ir tada sutriko pusiausvyrą, pradėjo ieškoti. Kol diagnozavom, tai ilgas, tai pakankamai kelias. Bet iš tikrųjų jinai šiaip ir juda labai gerai viską. Kiek sportuoja kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną atlieka. Pirmadienį, ketvirtadienį Vilnių centriuke ir antradienį, penktadienį Kaune. Ir dar intensyvės, va dabar spalį varys į intensyvę terapiją Kaune. Tai va, tai jinai prarado pusiausvyrą, kol diagnozavo, kol ieškojo paskui kalbos. Vat kalbėjimas. Tai realiai dabar yra didžiausia problema. Kalbėjimas. Kalba. Šiaip suvokimo, jinai viską bendrauti su jie gali. Tokia su charakteriu, nepastumdysi. Bet šiaip jinai pati supranta žmonės, o kažkokius tai žodžius geba pasakyti? Sveika, Agne. Mama labai aiškiai, taip, jinai geba, taip. Geba, kai kurios žodžius, taip, jinai ir sakiniais, tik tai jai reikia susikaupti. Va, tai jeigu nenori, tai iš jos tu nieko neišgausi. Va, narkis su savo Alisa. Ką tu nori? Ponė nori. Ponė nori. Ir mano vaikystės svajonė yra turėti ponį, žinok. Tai va, sportuoja, kaupia pinigėlės, pirks ponį. O šiaip pratimam jinai lengvai pasiduoda, sportuoja. Jo, jinai viską normaliai, jeigu gera nuotaika, sutarėm, viską motyvuojam, tai jinai labai. Iškus kitų dienų būna kaip ir visiems, bet šiaip tai jinai iš principo viską daro. O kaip atradot pratimus, kurie būtent jai yra tinkami, kad jos raidą gerintų fizinę? Taip, pratimai, tai čia mokslas, kaip baigi kineziterapija, iš esmės, tai su Lukrecija mes nuo tos pačios pradžios, kai jai labai blogėjo, nes iš tikrųjų dabar tai jinai jau yra, sakykime, praėjus, tų nevaikščio buvo tarpas, mes turim tokį 6 minučių testą, Santariškėse einam ratais, tai buvo tarpas eina, o buvo tarpas vos nereikėdavo nešti, negalėjom net padaryti to testą. Tai iš esmės, kadangi kojas yra spastika pas ją ir yra viena koja, jinai velka kaip ir paralyžius kojytės, ne? Tai mūsų iš tų pagrindinių dalykų, kad yra atpalaiduoti ir sustiprinti, ne? Nes spastiškus raumenis pas ją ir laikysena visa netaisyklinga. Jau šiandien kalbėjau apie tavo laikyseną, ne? Tai kad pas ją ir pėdutė šiek tiek krenta į vidų, jinai, kadangi tempti pas ją pritraukėjai, tai ir keliukai keliauja į vidų, sulenkti, tada svorio centras prieki, ta pasė, tai čia jau kineziterapeuto žinios, ką reikia daryti. Buvo kažkokių dalykų, kur neįprasta kineziterapeutui dirbti? Ne, kažkokių naujų dalykų, kuriuos reikėjo parsinešti, galbūt iš užsienio, kad jie pritaikyti pratimus. Taip, mes turime atsivežę iš tikrųjų kostiumus. Kostiumų, kurie dedasi speciali liemenė, šortai ir sutvirtinama gumelė. Ir tu gali sutempti, kaip tau reikia. Tai tuo pačiu tu gali koreguoti juostelę tempiant, o tuo pačiu gali, kad daugiau apkrautų raumenys ir daugiau dirbtų patys raumenys. Tada pats narvas, ugulterapija. Tai čia galima ją ir pasistatyti, galima skraidinti. Praeitą kartą skridom. Tai va, dėl to, kad jai yra labai svarbu ir pusiausvyra, ir vestibuliarinis aparatas, nes viskas yra susijęs su kalba. Nes realiai labai daug dirbam ant kalbos. Nes iš tikrųjų, kaip tik tai duodi pusiausvyras, iš karto labai sudėtinga jai sujungti. Tai ta kineziterapija tokia įvairiapusiška, ne tai, kad standartinė, čia mes pratempiam, sustiprinam, bet ir ta, kad ir kalbą turim pajungti, ar ne, ir visus tuos kitus. Giliuosius jau visus. Taip. O kokiais būdais mes galim dar prisidėti prie jos augimo, vystymosi ir sveikatos gerėjimo? Gal galite papasakoti apie savo projektą? Apie gerumo dėžutę? Taip. Tai gerumo dėžutę jūs galite kiekvieną mėnesį užsiprenumeruoti. Tai gerumo dėžutės kaina yra 11 eurų ir kiekvieną mėnesį vis gauti skirtingas dovanėlės ir tai prisidėti. Visas tas 11 eurų nueis kiekvieno vaiko reabilitacijai. Tai ne vien Lukrecijos, bet ir visų kitų vaikučių tam, kam reikia pagalbos. Nes, kaip matom, Lukrecijai dabar yra 12 metų, jinai susirgo 3,5 metų, tai tęsis labai ilgai ir tos pagalbos reikia nuolatinai. Tai nėra, kad atėjau, pasveikau,
kaip tarkim po lūžio, net jau atsireabilitavau, atsistatė ir viskas. O čia yra labai ilgas darbas. Tai kiekvienas gali užsiprenumeruojant gerumo dėžutę. Prisidėti prie vaikučių sveikatos. Taip, tinklalapis mūsų yra www.gerumodėžutė.lt. Tai šiaip praeitą savaitę mes turėjom universitetą, aš dėstau Vilniaus universitete ir užsisakinėjau irgi viena ten mūsų katedros darbuotojai, sako, Agnė, sako, tu neįsivaizduoji, aš kiekvieną mėnesį, sako, jaučiuosi tokia gera, sako, man kiekvieną mėnesį iš tikrųjų primena, sako, man nereikia tų, sako, dovanėlių. Nu, vaiko, sako, darbelį galite įdėti piešinėlį, bet, sako, man tikrai tiek užteks, sako, man tai paino kiekvieną mėnesį. Matyti, priminimas tas toksai, iš tikrųjų, tai labai džiugina tie tokie atsiliepimai ir tikrai mums tikriausiai kiekvienam yra labai svarbu jaustis kažkurioje srityje geram, padedančiam, suprantančiam. Taip. Ir ypač kai matosi rezultatas, kiek pasiekėm ir su Lukrecija, taip? Taip.